Kai kurie jūsų turite šeimos narių ar draugų, kurie kovojo ir laimėjo kovą prieš vėžį. Žmogus, kurį netrukus pamatysite, gali būti iš dalies atsakingas už jų išgelbėjimą. Jis buvo pionieriumi pirmosios oralinės chemoterapijos srityje ir vėliau jis atrado, jog vėžio ląstelės tampa atsparios chemoterapijai. Panašiai kaip ir ląstelės, kurios tampa atsparios antibiotikams. Mokslininkas, kurio netrukus klausysitės, yra gavęs daugiau apdovanojimų, nei galėtumėte rasti alfabeto sriubos dubenyje. Bakalauro ir magistro laipsniai chemijos ir matematikos srityse UCLA universitete, daktaro laipsnis Stanfordo universitete, daktaro laipsnis toksikologijos srityje San Francisco universitete. Šis ponas turi vardą, kuris žinomas ir itin gerbiamas tarptautiniuose mokslo susibūrimuose. Jis dirbo konsultantų pasaulio sveikatos organizacijoje, taip pat įvairiose korporacijose bei valstybinėse įstaigose visur pasaulyje. Jis yra toksikologijos mokslų akademijos diplomatas. Tai pripažinimas, kurį turi mažiau nei 100 mokslininkų visame pasaulyje. Jis išleido daugiau nei 250 publikacijų bei gavo prestižinį alumni apdovanojimą už aukščiausius profesinius pasiekimus UCLA universitete. Įvertinant šį mokslininką, net ir Nobelio premija buvo išleista pabrėžiant šiuos pasiekimus. Golden Neolife Diamide yra labai laiminga, turėdama galimybę naudotis jo intelektu, pastebėjimais bei jo nepranokstamo atsidėjimu moksliniam ir mitybos pranašumui nuo 1978. Šis žmogus geriausiai galėtų būti apibūdinamas kaip džentelmenas ir mokslininkas. Vyriausiasis Golden Neolife Diamide mokslo patarėjų tarybos narys, daktaras Artūras Firstas. Kaip jūs jau žinote, aš atstovauju mokslo patarėjų tarybą, kurią vadiname SAB. Ir nors norėčiau priimti pagirimą už visą tai, kas yra atlikta, akivaizdu, jog mokslo patarėjų taryba, kaip jau Džonas paminėjo, yra neįprasta žmonių grupė. Ir tai, kas mane stulbina, jau tai suprantate, yra tai, kad jokia kita kompanija neturi mokslo patarėjų tarybos, kurią būtų galima sulyginti su mumis. Ir turėčiau pažymėti, praktiškai jokia kita kompanija neturi mokslo patarėjų tarybos išvis. Viskas, ką mes darėme, yra paremta mokslu, skambiu, stipriu mokslu, o ne išpūstomis gražiai skambančiomis idėjomis. Ir kalbant apie produktus, aš tikiuosi, kad visi jūs vartojate mūsų produktus, nes kai jūs tai darote, jūs tampate pavyzdžių savo klientams. Jūs žinote, kokie jie geri, kaip efektyviai veikia, todėl galite išdėstyti tai kitoms grupėms. Kiekvienas produktas, kurį mes gaminame, yra grįstas mokslo bei teisingomis, sąžiningomis medicinos žiniomis. Mes neskaitome laikraščių tam, kad gauti mums reikalingos informacijos ten. Mes visada grįžtame prie biomedicinos žinių ir visą tai, ką mes darome, privalo turėti mokslinį pagrindą. Todėl aš kartoju, mes taip išvengėme visų tų išpūstų idėjų ir spąstų. Nes kiekvienas teiginys, kurį mes sakome, ir tikiuosi kiekvienas teiginys, kurį jūs sakote, yra grįstas tuo, ką mes sakome, remiantis mokslinėmis biomedicinos žiniomis pasiekiančiomis mus visame pasaulyje. Mes nuolat tikriname kompiuterio duomenis. Mes turime galimybę matyti naujausius medicinos straipsnius iš viso pasaulio savo kompiuteriuose. Ir mes tai darome beveik kas savaitę, kad užtikrintume, jog einame koja kojon su mokslu. Kalbant apie mokslą, jeigu jūs turite produktą, yra viena kalbėti apie produktą, tačiau jūs turite turėti, kaip pagrįsti tą produktą tyrimais. Leiskite man pateikti iliustraciją, kurią manau esant labai įdomią. Daug kartų žmonės man sakydavo, jog mūsų karotinoidai padarė didžiulę įtaką vyrams, kurie turėjo problemų su prostata. Aš negalėjau kalbėti apie tai auditorijai, nes mes neturėjome kuo tai pagrįsti. Tačiau mes klausėmės. Prieš maždaug 2 savaitės Harvardo universitetas išleido tyrimą apie karotinoidus ir prostatos problemas. Jie pareiškė, jog beta-karotenas nepadarė jokios įtakos. Kiti elementai taip pat nepadarė jokios įtakos, tačiau likopenų šeima turėjo didžiulę įtaką sumažinant kai kurias prostatos problemas. Mūsų karotinoidų produktas sudėtyje turi likopeno. Na, o tie žmonės, kurie kalba apie beta-karoteną taip, tarsi jis būtų aukščiausias pasaulyje pasiekimas, tai neturėjo jokios įtakos. Mūsų karotinoidų produktas su likopenu, štai kas paaiškina, kodėl žmonės grįžo pas mane sakydami, jog šis produktas padėjo prostatai.
Taigi vėl kartoju, mes turime mokslą grindžiantį šį produktą. Ar mes gaminame šį produktą, ar kita kompanija, yra labai svarbu atskirti. Kalbant apie mokslą, Džonas paminėjo ką aš noriu patikslinti. Ar jūs žinote, jog JAV valdžia naudoja Neolife produktus savo tyrimams? Ta pati grupė mokslininkų, kurie sakė, jums nereikalingi jokie maisto papildai. Ta pati grupė taip pat sako, GNLD, ar galime naudoti jūsų produktus savo tyrimams? Jums nereikalingi jokie maisto papildai, bet mes naudosime juos vienaip ar kitaip. Jie parengė grupę sveikų savanorių. Atsiminkite, mes dirbame su žmonėmis, mes nedarome jokių bandymų su gyvūnais. Mes dirbame su ląstelėmis ir su žmonėmis, sveikiais žmonėmis reikia pabrėžti. Taigi jie parengė sveikų žmonių grupę ir sutarė konkretų imuninės sistemos lygį. Tada davė šiai grupiai žmonių maistą su itin žemu karotinoidų kiekiu. Imuninės sistemos lygis krito žemyn ir žemyn. Žemiausiame taške tyrėjai nusprendė, jog laikas kažką daryti. Taigi daliai šios grupės žmonių buvo duotas beta-karotenas. Imuninės sistemos lygis pakilo, bet ne iki normalaus lygio. O kitai daliai šios grupės žmonių tyrėjai davė Neolife karotinoidų kompleksą. Imuninės sistemos lygis pakilo. Daugumos nuostabai lygis pasiekė normalų. Dar didesniai daugumos nuostabai lygis pakilo aukščiau normalaus. Ir tai tik 3 kapsulės. Tiek, kiek buvo rekomenduojama. Ne megadozės, ne klaikiai didžiuliai kiekiai, tik tiek, kiek mes rekomendavome. Imuninės sistemos lygis ėmė kilti bei pakilo virš normalios. Ir tai buvo vyriausybės tyrimas, o ne mūsų. Taigi, jei kas nors kalba apie jų produktą, paklauskite jų, kokie tyrimai buvo atlikti su jų produktu. Kaip jie gali įrodyti tai, ką sako? Yra lengva sakyti, tačiau yra daug sunkiau įrodyti. Ir nors Džonas jau minėjo, aš noriu pakartoti dar kartą, jog Anglijos vyriausybė suteikė mums patentą šiam karotinoidų produktui ir suteikė apsaugą. JAV patentas vis dar eilėje būti patvirtintų. Taip pat yra įdėtos pastangos gauti Europos patentą mūsų karotinoidų produktui. Joks panašus produktas nėra net arti patento apsaugos. Ir vėlgi, jeigu kas sako, aš turiu geresnį produktą, paklauskite, kokia yra jūsų apsauga, kokius patentus jūs turite šiam produktui. Ir čia vėl yra matomas skirtumas tarp GNLD produktų ir tarp kieno nors kito, kas tiesiog gražiai kalba. Mes nuolat esame informuoti. Nuolat esame atsinaujinę ir literatūrą bei žinias. Mes dalyvaujame moksliniuose susirinkimuose. Nė vienas nėra pasakęs, tu negali ten eiti, tai kiek brangoka. Ne. Aš kalbu apie tai viešai ir pabrėžiu, jog esu nustebęs. Kai mes dalyvaujame moksliniuose susirinkimuose, paskutiniuosius keletą kartų, vienas didžiausių mokslinių susirinkimų buvo skirtas mūsų mokslo patarėjų tarybos nariui Lester Packard. Visas mokslinis susirinkimas buvo dedikuotas Lester Packard. Mes dalyvavome Valstybinės mokslo akademijos susirinkime, dalyvavome New Yorko mokslo akademijos susirinkime, nuvykome į tarptautinius susirinkimus ir Golden Neolife Diamide kompanija buvo atstovaujama. Jokia kita kompanija nesiuntė savo mokslininkų į kurį nors šių susirinkimų. Nejaugi jie negalėjo sau leisti $100 dalyvio mokesčių? Taigi, kai kiti sako, mes turime gilesnį produktą, paklauskite jų, kas yra jūsų mokslininkas, kuris jį sukūrė, kokie yra jų mokslinių žinių tyrimai grindžiantį šį produktą, kokie yra jų patentai šiam produktui. Kai mes sakome, jog esame numeris 1, kai mes sakome, jog esame lyderiai, nėra jokių klausimų dėl to, nes mes nekopijuojame, mes kuriame, kaip Džonas minėjo, mes ta grupė, kuri kuria produktą. Mes neperperkame produkto didžiulėje statinėje ir neperpakuojame į mažesnės talpas, mes pradedame nuo pagrindų. O tai užtrunka metus, kad sukurti tinkamą produktą. Mes skaitome literatūrą, atliekame ir savo darbo dalį. Galiausiai nusprendžiame, taip, tai bus svarbus produktas, kuris darys įtaką žmonių sveikatai pasaulyje. Taigi noriu užbaigti pabrėždamas. Tiesa yra keisčiau nei fantastika. Mums nereikia naudoti fantastikos, kad apibūdinti šios produktus. Mums nereikia vartoti išpūstų teiginių, nei kai kurios kompanijos. Mums nereikia teikti kažko, kas nėra tiesa. Mes niekada nemeluosime jums. Jei aš kada nors melavau jums, tuomet Bobas ir Džeris turėtų atleisti mane tučtuojau ir jie tikrai turėtų tai padaryti, nes mes turime mokslinį pagrindą, kad paaiškinti jums,
kas iš tikrųjų yra tikra. Taigi užbaigiu sakydamas, jog kiekvienas produktas, kurį jūs turite, yra tikras, sąžiningas, veiksmingas. Viso to grožis turint pilnai omenyje marketingo planą ir taip toliau, kaip jau minėjau tai kiek laiko atgal. Noriu paminėti dar kartą. Sveikas kūnas veda į sveiką protą. O visi jūs tikrai prisidedate prie to, ką aš manau esant svarbu. Tai yra pasaulio taika. Visiems jums ačiū.